Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video trumpai papasakosiu apie kelis pokyčius, jeigu norite nesunkiai atsikratyti 10 ir daugiau kilogramų. Tai esu jau padėjęs daugiau negu 2500 žmonių numesti svorį. Taip pat esu knygos Valgyk, ką nori, atrodyk kaip nori, mėgaukis laisvę autorius. Turėjau savo žinių radijo laidą, esu akredituotas dietistas. Ir būtent dalinuosi savo visą patirtimi, kad pakviesčiau Lietuvą ir jūs galėtumėte visi sėkmingai sulieknėti. Tai pereinant prie šiandienos video, tai ką reikia padaryti, kad atsikratytumėte daugiau negu 10 kg, tai visų pirma, turite įsiaiškinti, koks yra jūsų medžiagų apykaitos greitis. Įsiaiškinus savo medžiagų apykaitos greitis, tada galite susiplanuoti mitybą pagal reikiamą riebalų, angliavandenių ir baltymų santykį. Tai dažniausiai, jeigu, tarkime, žmogus, kuris ateina dirbti su manimi, jis nežino, koks yra jo medžiagų apykaitos greitis, jo mityba galbūt būna sveika, bet nesubalansuota. Galbūt jį kankina kažkokios kitos problemos ir šiam reikia duoti tinkamas gairias, kaip planuoti tą mitybą, kad jis pasiektų savo tikslus žymiai efektyviau ir išsiugdytų discipliną, išsiugdytų naujus įpročius, kaip gaminti maistą, kaip sąmoningai pasirinkti tą maistą. Bet tam reikia tų žinių. Ir būtent, kaip ir minėjau, tai viskas yra ganėtinai paprasta. Apsiskaičiuoti savo medžiagų apykaitos greitį, tai galite pasinaudoti Calories Calculator internete, tada, kai jau tai žinote, tada pasiskaičiuoti, kiek baltymų tu turite suvalgyti, tai stenkite suvalgyti bent jau 1,6 g kūno kilogramui baltymų ir tada likusias kalorijas paskirstyti riebalams, angliavandeniams. Ir jeigu jūs jau tada pagal tai susidėliosite savo mitybos racioną, kad norite valgyti 3-4 valgius per dieną, gerai 3-4 valgiams išskirstate tas kalorijas ir maistinės medžiagas ir tiesiog valgote ar tą patį maistą diena iš dienos, ar valgote tą patį maistą 3 dienas iš eilės, tada pasikeičia savo mitybos meniu, pasinaudoti ten kokią nors MyFitnessPal programą ir taip paprasčiausiai ir lieknėjate. Čia yra visa magija ir tie keli pokyčiai, ką jūs galite padaryti, tai ir apima medžiagų apykaitos greitį, tada kalorijų deficitą ir maistinių medžiagų manipuliavimą. Ir tada tiesiog laikote šios rutinos ir viskas. Jūs po poros mėnesių jau būsite žymiai lengvesni, nekankins jūsų ten per dideli persivalgymai ir džiaugtės puikiais rezultatais. Tai šiandien tiek ir norėjau pasidalinti apie tuos kelis pokyčius, kas yra svarbu metant svorį. Aš tikiuosi, kad tai pritaikysite praktiškai ir po kelių mėnesių man parašysite ir sakysite, man tai jeigu būčiau anksčiau perklausęs panašų video ir supratęs, kaip iš tikro lieknėti ir pasiekti rezultatus, būčiau pasiekęs tikrai labai gerų rezultatų, o dabar jais džiaugiuosi. Tai jeigu jums reikia kažkokios papildomos pagalbos lieknėjant ar siekiant priaugti raumeninės masės ar tiesiog pagerinti sportinius rezultatus, drąsiai galite man parašyti asmeninę žinutę, įsigilinsime jūsų individualią situaciją ir tada pradėsime sėkmingą tą svorio metimo kelionę. Tai ačiū, kad išklausėte ir iki kito karto, mėlyje. Iki pasimatymo.